Sveiki, mano vardas yra Gražina. Aš esu labai daug kas ir tuo pačiu kaip ir niekas, nes sunku pasakyti Lietuvoje tikriausiai, jeigu nepasiekiai kažkokių aukštumų karjerų ir taip toliau, tai labai sunku save bet kuo pavadinti, nes žmonės puola ginčyti ir panašiai. Aš irgi turiu tokį žmogišką darbą, į kurį einu, tarkim, kasdieną ir išbūnu ten tas, sakykime, ofisinės valandas nuo ryto iki vakaro. Na, o po darbo aš tampu mūza. Kuom aš esu, tai yra žinomas vardas, sakykime, socialiniai erdvėjai, mūza. Pasivadinau taip savo YouTube kanalą iš pradžių, na ir po to atitinkamai Instagramas, Facebookas ir panašiai. Kas yra mūza, tai tiesiog yra toks personažas, kuris įkvepia, tarkim, visas moteris, merginas, daugumoje mano žiūrovės yra jos. Ir įkvepia būti pozityviom, linksmom ir fainom. Ir fainom visų pirma pačiom savo, o po to visą tai skleidžiasi ir į aplinką. Aš manau, kad per daug yra rimtumo mūsų aplinkoje. Visos tokios rimtos, neduok dieve šypsena netokia, ar lūpytė netaip atrodo, ar kažkas netaip. Aš mėgstu pajuokauti ir iš savęs pasijuokti ir kartais kritikos išklausyti, jeigu ji yra pagrįsta ir panašiai. Ir kodėl būtent tai? Nes pas mus trūksta to. Pas mus realiai labai trūksta linksmų moterų, ir kurios žiūrėtų į gyvenimą tiesiog iš tos tokios linksmosios pusės, o ne iš liūdnosios, kokia ir yra, tarkim, mūsų kasdienybė, jeigu taip jau giliau pradėti knisti, sakykime. Man pačiai yra lengviau, kai aš žiūriu į viską pozityviai, nes vienu momentu tiesiog gyvenime buvo labai sunku gyventi ir aš supratau, kad reikia kažką keisti ir tiesiog į viską žiūrėti iš teigiamos pusės, nes tos neigiamos pusės jos išsiplečia labai greitai ir tiesiog reikia save laikyti rankose ir bandyti eiti į tą pozityvę pusę ir viską visada apversti pliusais. Jeigu šiandien jums kažkas labai sunkiai sekasi, pagalvokite, kad ta situacija po metų jums atrodys juokinga. Ir kaip taisyklė mano gyvenime taip ir būna, kad po metų ta situacija nebeatrodo jau tokia rimta ir atrodo, wow, kodėl aš ten pergyvenau, parinaus ir taip toliau. Žinoma, ir to mano gyvenime nutinka, bet stengiuosi apsiriboti. Ir supratau, kad tas mano pozityvas, jis žiūrovams labai patinka. Žmonėms nepatinka žiūrėti, kad ir dabar aš pasiemus rogelę ir susuku garbaną, nes aš beje esu ir grožio specialistė, profesionali, esu kirpėja, vizažistė, nuolatos tobulinu savo žinias, dirbu su nuotakom, su įvairiausiais, žodžiu, grožio, sakykime, projektais ir panašiai. Ir pastebėjau, kad moteris mieliau priima tą informaciją, kai yra rimtai, taip nerimtai, tai yra linksmai pasakoma, su nuotaika, nes kiek tu gali klausyti žmogaus, kuris ką nors, pavyzdžiui, nuobodžiai tai pasakoja, neįdomu, man ir pačiai neįdomu, man turi būti asmenybėje kažkas. Mano pozityvumo moto, jų yra be galo daug, kaip ir minėjau, kas yra šiandien blogai po metų gali atrodyti juokingai. Labai dažnai savo pasakau, būna ir blogiau, juk būna ir blogiau, ir tada pagalvoju, visai gerai yra dabar. Ir viskas bus gerai, tiesiog aš visada savo kartoju, viskas bus gerai, nes visada būna gerai.